Sveiki gyvi! Visą savaitę žadėti skaitmeniniai pusryčiai prasideda. Čia laida NKTV ir aš, jos vedėjas Ernestas Janušas. Ką matysite šiandien, pažiūrėkite šiame mūsų trumpame anonse. Ieškosime kambariokų Lietuvoje. Parodysiu, kur rasti kiečiausių pasaulio akademikų paskaitas, nemokamai. Susipažinsime su talentingu lietuviu. Jūs puls krūva barsukų. Ir pažaisime naujas superinis veiksmo žaidimas Crysis 2 ir kiti žaidimų reikalai. Šiandien rinkoje pardavėjai, kurie neturi arba nenori turėti kortelių skaitytuvų parduotuvėse, gali naudotis vieną tokią specialią mobiliojo atsiskaitimo sistemą. Ji vadinasi Square ir sukurta Twitter įkūrėjo Jacko Dorsio. Ji pritaikyta iPad'ui, iPhone'ui ir Android telefonams. Parsisiunčiame nemokamą programą iš squareup.com, susikuriam čia savo paskyrą ir galime priimti atsiskaitimus kortele savo prekybos taškuose. Tiesa, vienas svarbus dalykas, kol kas tai veikia tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau, kaip mes žinome, internetas keičia tiek laiko, tiek erdvės savoką. Tad tikime šią sistemą išvysti ir pas mus. Oro uostų saugumo tarnybos darbuotojai piktavalių žmonės šiais laikais gaudo, skanuodami juos pilno ūgio infraraudonųjų spindulių skeneriais. Teigiama, kad šiuo metu pareigūnui net nebereikia dalyvauti, nustatant, ar tame skanuotame vaizdelyje yra įtartinų dalykų. Tai yra pliusas, nes tokiu būdu nepažeidžiamas asmens privatumas. Tačiau. Šiuo metu infraraudonąjį vaizdą jūs galite išgauti kur kas paprasčiau. Ir jums visai nereikia oro uosto skenerio, kainuojančio daug dolerių. Prisiminkime, kadaise Sony, norėdama pagerinti vaizdo kokybę filmuojant tamsioje aplinkoje, persistengė ir pridėdama infraraudonųjų spindulių matymą kameroms, kaip ir padarė permatomais plonus audinius arba drabužius. Pasirodo, šiandien jūsų turimų mobiliųjų telefonų kameros vis dar turi ir infraraudonųjų spindulių galimybę. Tereikia įjungti naktinį filmavimą, uždengiant kameros linzę specialiu filtru, sulaikančiu virš 90% matomos šviesos. Tuomet jūsų telefono kamera matys tik infraraudonuosius vaizdus. Kokias galimybės suteikia infraraudonųjų spindulių matymas? Visų pirma, galima gauti meniškas nuotraukas. Jeigu norite jas sukurti, reikia žinių tiek fotografijoje, tiek, aišku, ir Photoshop'e. Antra smagi galimybė, jūsų telefonas mato naktį. O kaip pigią interneto kamerą paversti naktinio matymo prietaisu, pažiūrėkite dabar. Tiek jums, tiek ir man tikrai nėra paslaptis, kad žurnaluose atsiduriančios įžymybių nuotraukos yra retušuojamos, arba pagražinamos. Tačiau čia jums noriu parodyti, kaip retušavimo menas yra pakeliamas į naujas aukštumas. Pažiūrėkite šį filmuką be jokių komentarų.
Ši laidos dalis skirta parodyti jums 1, 2, 3, 4, 5 interneto svetainę. Kokią interneto svetainę? Vienaip ar kitaip gerą, galbūt naudingą, galbūt linksmą, o galbūt tiesiog kvailai linksmą. Kodėlgi nepasilinksminus, ar ne? Juk tam ir yra galų gale internetas. Viena iš jo paskirčių be jokios abejonės. Ok, kaip mes tas nuorodas surenkame? Surenkame iš jūsų rekomendacijų. Jūs mūsų Facebooko profilyje tiesiog ant sienos paliekate savo atrastas geras interneto svetainės. Mes visas jas peržiūrime ir atrenkame kiekvieną laidai po keletą. Demonstruojame jas laidoje, padėkojame jums be jokios abejonės eteryje, galite prieš draugus po to pasigirti, žinot, YouTube linką nusiųsti ir panašiai. Va, ir visi kartu mes esame laimingi ir taip užsiminėjame rubrikoje tinkle kiekvieną sekmadienį. Keliaukime prie pirmosios šios dienos svetainės. Kazimieras Lukauskas, matyt, pats ieškojo kambario gyvenimui, galbūt iš vieno miesto atvažiavo mokytis į kitą. Kambariokų paieška, kambariokai.eu, susiras savo kambarioką, viskas paprasta ir aišku, naujausi skelbimai, prašau, Vilniuje ieško žmonės kambariokų, siūlome kambarį, siūlau kambarį Vilnių, štai tik 125 litai per mėnesį, pažiūrim, kas čia yra. Prie skelbimo iš karto matote žemėlapį, tikslioje vietoje, kur yra tas būtas, galite ieškoti pagal miestą, rajoną ar pagal tai, kas ko ieško, kas ką siūlo. Kodėlgi ne? Puikus puslapis kambariokai.eu. Galbūt pamenate, prieš savaitę demonstravau jums svetainę tinychat.com, kur galima sukurti savo virtualų video pokalbių kambarį ir, tarkim, susijungti visai hebrai ir bendrauti tam tikromis temomis. Ir čia prisiminiau, kad tikrai norėčiau parodyti jums vieną šauniausių pastarųjų kelerių metų išradimą. Nežinau, matėte ar ne, bet svetainė yra dėmesio verta. chatroulette.com. Nerkime į ją. Jums reikia webkamo ir mikrofono, įsijungiate svetainę ir bandote bendrauti su nepažįstamais žmonėmis iš viso pasaulio. Viskas labai paprasta, nereikia nei registruotis, nei galvoti ko nors. Tiesiog spaudžiate next, tai yra kitas ir jums įjungs vis kitą vaizdą iš bet kurios pasaulio vietos. Kol nepradėsite bendrauti su žmogum, tol nesužinosite, kas jis toks ir ko jisai nori. Kadangi pokalbių ruletėje savęs nereikia niekaip identifikuoti, todėl jūs niekada nežinote, kasgi iššoks prieš jūs kitame kameros arba interneto gale. Kol kas man sekasi ir prieš mane iššoka tik tai normalų žmonės, bet būkite pasiruošę išvysti priešai save be jokio įspėjimo. Na, blogiausia, ką galima išvysti internete. Ne, tai tikrai ne šis vyrukas su barzda ir juokingais sakiniais, tai yra žemiau. Todėl, jeigu jums nėra 18 metų, geriau į chatroulette ir nelyskite. Bet jeigu jums yra daugiau nei 18 ir jūs su bičiuliais norite bent keletą minučių pasismaginti, įsijunkite, pajunginėkite, o galbūt susirasite naujų bičiulių pasaulio interneto erdvėse. Vat kaip yra, kai tik mano bendravardis, tai ir šaunią nuorodą atsiunčia mums. Ernestas Juršė, spaudžia tau dešinę už svetainę academicearth.com. Kas tai yra? Tai yra puslapis, kuriame nemokamos paskaitos ir kursai. Keliaujame į vidų ir žiūrime, kas ten yra konkrečiai. Pirmas konkretumas. Jums reikia mokėti angliškai, nes jums dėstys geriausi pasaulio dėstytojai iš geriausių pasaulio universitetų, todėl suprasti juos derėtų. Svarbiausia, visa tai yra nemokama. Štai yra dalykai. Chemija, verslas, biologija, astronomija, visos disciplinos, kurios turbūt tik tai yra įmanomos. Eikim paprasčiausių kelių, eikime į topą. Top 5. Štai. Geriausiai įvertinti kursai. Pabrėžiu, kursai tai yra paskaitų ciklai. Tarkim, fizika, elektra ir magnetizmas, Volteris Levinas. Spėju, kad pasižymėjęs profesorius tai yra. Gerai. Štai, kiek paskaitų. 1, 2, 3, oba. Nerealu. 36 paskaitos. Eikime, tarkim, į 3. Trukmė 51 minutė. Spėju, kad vienas geriausių pasaulio fizikų nemokamai jums dėsto savo kursą. Tik atsisėdate prie kompiuterio, tik randate tam laiko ir tik turite noro mokytis. Fizika tai tik viena iš daugelio sričių, kurios yra šioje svetainėje. Ernestai Juršė, žemai lenkiuosi, ačiū tau už šią nuorodą.
Jūsų laukia dar daugiau lankytinų interneto svetainių, bet jos bus po reklamos. Taip, jūs toliau žiūrite laidą NKTV. Ir štai, kas dar liko šį rytą. Toliau pratęsime naršymą po interneto platybės, susiaurintas iki rubrikos tinkle. Ir aišku, netrukus čiupsime už ragų žaidimus. Jūsų laukia žaidimų naujienos, superinis naujas veiksmo žaidimas Crysis 2 ir kiti žaidimų reikalai. Kviečiu ir toliau pasivaikščioti kartu po interneto kelius ir klystkelius. Tęsiame rubriką tinkle. Iškilius lietuvius reikia mylėti, reikia jais didžiuotis. Noriu pristatyti vieną talentingą ir galbūt netolimoje ateityje itin iškilų mūsų tautietį Tadą Vidmantą. Ačiū už nuorodą Žygimantui Baniuliui. Kas yra Tadas Vidmantas? Filmmaker, kaip jisai čia pats prisistato savo asmeninėje svetainėje. Filmų gamintojas. Ką jisai yra padaręs? Pažiūrėkime. Jis su vaizdu daro oi daug ką. Pavyzdžiui, pseudo animacija, kuri vadinasi Miško žvėris, taip pat atostogauja. Jisai dalyvavo Kanų liūtų reklamų konkurse. Per 2 paras turėjo sukurti, nufilmuoti ir sumontuoti reklamą duotą tema. Taip pat jisai filmavo ir vaizdo klipus. Pavyzdžiui, netgi pagamino filmą Some of My Dreams, kuriame aš matau, ar tik ne Vida Bareikį iš Susai dydžiais. Pažiūrėkime, kaip atrodo Tado Vidmanto sukurtas filmukas. My day life isn't somehow impressive, but I do some interesting things in my dreams when I sleep. Once I had a dream that I was an amber inclusion. I couldn't move. But at least I was better looking than this ugly bug. Sometimes my dreams get dangerous. Here I'm chased by a mad sea lion. I made an offensive comment about his wave. I also was attacked by a bear, and one time I've got hit by a train. Twice, actually. Juk tiesa, nemelavau jums. Tadas Vidmantas, talentingas video kūrėjas. Aplankykite jo asmeninę svetainę, žiūrėkite jo video darbus ir žavėkitės šiuo jaunu talentu. Kažkada seniai laidoje rodėme svetainę, kurioje galima stebėti realių laikų lėktuvų skrydžius ore judesius. Tai yra pasaulio žemėlapis ir ten tūkstančiai lėktuviukų. Čia analogiškas dalykas, tik tai veiksmas vyksta ant žemės, jūroje. Laivai, plaukiantis laivai ir juos galime taip pat stebėti realiuoju laiku. Keliaukime kur nors, kad ir pavyzdžiui prie Italijos krantų ir pažiūrėkime, kaip reikalai su laivais yra ten. Prašau. Šitie spalvoti parkerio galiukai yra laivai. Tai yra jachtos, tai yra tankeriai, yra krovininiai ir keleiviniai laivai. Štai daug krovininių laivų plaukia į Genują. Ką jie ten veža? Gal rytų turtus? Žinokit, nieko nesuprantu apie laivybą, bet pati galimybė, kurią mums teikia internetas, tai yra sėdint namie arba darbe prie kompiuterio, žiūrėti, kaip visame pasaulyje plaukioja tūkstančiai laivų, tai yra visiškai nerealus dalykas. Už tai mes tik galime mylėti ir gerbti pasaulinį tinklą. O dabar noriu kreiptis į laidos žiūrovą Tomą Mitrulevičių. Tomai, už tokius dalykus, kokius tu mums atsiuntei, galima tave mylėti, bet galima tavęs ir neapkęsti. Prisipažinsiu, kad aš myliu tave už tai, nes tavo puslapis yra toks kvailas, kad netgi geras. Būna kartais ir taip. Apie ką? Apie šokančius, barsukus ir grybus. Pirmin premjera.
Kadangi jau visai priartėjome prie žaidimų rubrikos, tai paskutinė nuoroda ir šios dienos rubrikoje tinkle yra tiesiog nuoroda į YouTube filmuką. Filmukas ne šiaip sau, nepaprastas, o su labai gerai ir smagia idėja. Kaip po daugybės metų galėtų atrodyti žaidimas Call of Duty, kai kompiuteriai ir vaizdo procesoriai pasieks pasakišką galę, tokią galę, kad vaizdas bus toks kaip tikram gyvenime. Na, žiūrėkime šį filmuką. Ačiū ponui Druteikai už jį. Šaunu, kad žiūrėjote rubriką tinkle. Primenu, kad visas nuorodas, kurias matėte joje, aptiksite jau dabar mūsų Facebooko profilyje. Jo adresas ekrano apačioje. Ten taip pat palikite tai, ką gero randate internete jūs. Jeigu mums patiks, parodysime per teliką, padėkosime jums viešai. Viskas, tiek tinkle šiandien. Mano draugas Martynas, kuris labai daug žaidžia kompiuterinius žaidimus, sako, kad žaidimų žaidžiantys žmonės yra azartiškesni nei to nedarantis. Ar tai tiesa? Kaip jūs manote? Parašykite savo nuomonę mūsų Facebooko profilyje. Kaip ten bebūtų, azartas ne azartas, bet pažaisti laidoje reikia. Čia NKTV žaidimų rubrika. Parduotuvėse pasirodė pirmojo asmens šaudyklė Homefront. Jos veiksmas vyksta alternatyviausios realybės pasaulyje, kuriame Amerika užpuola Šiaurės Korėją, kuri po susivienimų su Pietų Korėja įgyja reikšmingą vaidmenį pasaulyje. Žaidėjams teks imtis pasipriešinimo judėjimo kovotojo vaidmens ir grumtis su korėjiečiais sugriautose Amerikos priemiesčiuose. Tiesa, nors šio žaidimo kopijų pasaulyje jau parduota daugiau nei 1 milijonas, kritikai neskuba jo vertinti gerai. Dažniausiai žaidimas peikiamas dėl pernelyg trumpos kampanijos ir neišbaigto multiplayer režimo, o šie 2 komponentai, kaip žinia, yra svarbiausi bet kurioje šaudyklėje. Šių metų viduryje turinčiame pasirodyti veiksmo RPG Space Marine, kurio veiksmas vyks Warhammer visatoje, rasime ir orkus. Anksčiau kūrėjai jų neplanavo įtraukti į žaidimą. Tačiau dabar visgi nusprendė, jog skaitlingieji, brutalia jėga besikliaunantis orkai bus puikus papildymas, suteiksantis smagaus chaoso. Šalia orkų Space Marine sutiksime dievams tarnaujančius puolusius kosmo desantininkus, gvardiečius, kultų narius, demonus bei apsėstus telepatus. Priešų įvairovė didelė. Ar tai pasiteisins, turėtume sužinoti rugpjūtį. Žaidimas kuriamas PC, PlayStation 3 ir Xbox 360 platformoms. I am a Space Marine. I guess we're late to the party. Where's the LT? Hang it right up. Sklando gandai, kad trečioji Battlefield dalis pasirodys jau lapkričio 2 dieną. Tai buvo pranešta Electronic Arts interneto parduotuvėje. Tiesa, kol kas pati EA tokių gandų nekomentuoja, tačiau daugelis apžvalgininkų teigia, kad tokia išleidimo data yra ganėtinai reali. Trečioje Battlefield dalyje rasime tiek kampaniją, tiek žaidimą keliese. Anot kūrėjų kampaniją bus galima įveikti ir žaidžiant kooperatyvinių žaidimų. Tuo tarpu multiplayer palaikys iki 64 žaidėjų vienu metu. Pirmoji Crysis dalis įsiminė dėl aukštų reikalavimų kompiuteriams. Jeigu norėjote žaisti su geriausiais nustatymais, turėjote turėti stačiai stebuklingą mašiną. Tačiau žaidimas turėjo kuo tai pateisinti. Aplinkos buvo nuostabios, interaktyvios, kovos su žmogiškais priešais įdomios ir siūlančios įvairių galimybių. Ir be abejo buvo galima mėtyti pagautas vištas. Tas buvo smagu. Tiesa, žaidime pasirodžius ateiviams reikalai kiek suprastėjo, nebeliko tiek taktinių galimybių. Iš subtilaus superšarvų naudojimo teliko brutalios jėgos kelias. Crysis 2 panašu, kad pasimokė iš šios klaidos.
Kitaip nei pirmojoje dalyje, šiame žaidime veikėjas yra pagiringas Amerikos jūrų pėstininkas Alcatraz. Jis su bendražygiais po vandeninių laivų plaukia atlikti užduoties New York'e. Tačiau jie yra paslaptingai užpuolami, dauguma žūva, o pats veikėjas vėliau jau atsibunda nano kostiume. Taip prasideda jo nuotykiai dėl mirtinos ligos ištuštėjusiame ir karantinui uždarytame Manhatane. Visų pirma, buvęs jūrų pėstininkas ir naujai iškeptas superkarys turi surasti daktarą Guild. Naujasis šarvų kostiumas skiriasi nuo matyto pirmoje dalyje. Seniau žaidėjai turėjo patys naviguoti tarp 4 jo režimų – šarvų, greičio, galios ir nematomumo. Dabar patys turime jungti tik nematomumą ir šarvus. Greitis sužadinamas, pradedant sprintą. Gale, bandant trenkti super smūgį ar tiksliau nusitaikyti šautuvų. Tai panaikina dalį nereikalingos vadybos. Aišku, kostiumo energija senka gana greitai, tad reikia prižiūrėti, kad nematomumas nesibaigtų priešo panosėje. Žiūronai arba tiesiog akiniai dabar žemėlapyje kartais nurodo galimas taktikas, kovojant vienoje ir kitoje vietoje. Yra ir nanovizijos galimybė, taip gudriai pavadintas infraraudonųjų spindulių regėjimas. 4 pagrindinius komponentus galima patobulinti papildomais modeliais. Šiuos perkame už papildomus taškus, surenkamus eliminuojant ateivius. Pastarėjai niekur nedingo iš žaidimo siužeto ir yra viena iš Alcatraz aktyviai pribaigti bandančių frakcijų. Antroji frakcija vadinasi Cell. Kaip dabar populiaru, tai yra samdinių kompanija. Samdiniai yra tipiški žmogiški priešai, su ginklais įtvirtinimais, be to dar ir garsiai šūkauja. Kalbant apie ateivius, panašumų su pirmąja dalimi čia gana daug. Tačiau skraidančius aštuonkojus pakeitė pėstininkai, primenantis kiborgus grobuonis iš to paties pavadinimo filmo. Jie turi net dredus ir dvigubus peilius ant rankų. Ateiviai taip pat patruliuoja vietovėse, todėl ir juos galima užklupti netikėtai ir nužudyti patylomis. Galų gale, juk reikia taškų kostiumo patobulinimams. Mūsų manimų, pagal priešų pasirinkimus, Crysis 2 lenkia originalą. Žaidimo aplinkos iš džiunglių persikelia į miestą. New Yorko stogai atrodo tarsi maži sodeliai. Gatvėse pilna paliktų ir apgadintų mašinų. Galima užeiti karantino stovyklas, pilnas lavonų. Požemiuose slepiasi nuo ligos įrantis užkrėstieji. Dega ir griūva pastatai. Žaidimo aplinkos tikrai nepabosta, kad ir kiek po jas lakstytume. Ypač, kai jos dar pritaikytos keliems susirėmimo metodams. Vienas maršrutas geriau tinka sėlyti, kitas apeiti iš šono. Crysis 2 yra puikiai atrodanti ir solidi šaudyklė. Lygiai tiesa linijiniai, o siužeto linija kartais neaiški. Tačiau nepaisant šių trūkumų, drąsiai Crysis 2 galima rekomenduoti visiems veiksmo mėgėjams. Tai didelis dėkui, kad žiūrėjote. Ir dar didesnis dėkui, jeigu pažiūrėsite senesnes mūsų nematytas laidas. Taip, jos visos yra internete, mūsų YouTube kanale. Nuorodą matote ekrano apačioje. Tai tiek. Šiandien informacijos, su jumis visą šį pusvalandį buvo aš, Ernestas Janušas ir visas NKTV kolektyvas. Susitiksime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį. Gero sekmadienio, iki!